Labas rytas. Šiandien sportas iš garažo, nes tai vienintelė laisva vieta namuose. Naktį apsirgo vyras ir sūnus. Tai po sunkios nakties jie vis dar miega. Tai va, tai aš atėjau į garažą, kadangi čia šalta. Tai šiandien sportas bus aktyvus, kad aš sušilčiau. Tai va, ir negaliu paimti muzikos, nes aišku būtų faina muzika, bet kadangi jie miega, nenoriu imti muzikos. Tai šiandien bus aktyviai ir be muzikos, o rytoj tikriausiai galėsim pasijungti muziką. Tai ir pradedam. Aš tikiuosi, kad jūs čia mane matysite. Tai iš pradžių apšilimas. Iš pradžių apšilimas, pratempiam raumenis, įsiskečiame kojas plačiai ir keliame rankas į viršų, skrendame. Ir kvėpuojame, aišku. Su kiekvienu palenkimu į šoną lenkimės vis labiau. Vis labiau tempiam čia. Pasilenkiam, jaučiam, kad ir tuo pačiu išlaikom viršutinės kūno dalies kontrolę. Tai yra nekrentam taip, bet kaip. Tiesiog esame pasitempus, nusileidžiame kuo žemiau, bet išlaikome kūno kontrolę. Gerai, į šonus. Ir pakeliame vieną koją ir į vieną pusę, į kitą. Tai yra koją pastatom ant pirščiuko. Kulną pakeliame į vieną pusę, į kitą. Po toliau. Iki ten, kur gali rankos apsisukti. Ir tuo aš įleisiu meilutę, tuo grįžtu. Jau. Meilutę. Ir pabaigame. 1, 2, 3. Ištiesiame rankas į šonus ir sukame rankų galiukus. Sukame. Į vieną pusę, į kitą. Sukame. Vieną į kitą. Dabar sukame didesniais ratais visas rankas. Jaučiat, kaip pradeda kaisti ranka ir jos raumuo. Atgal, rankų nenuleidžiame. Laikome tiesiai. Vėl į priekį. Atgal. Priekį. Atgal. Pakeliame rankas iš galvos ir nuleidinėjame. Į viršų, nuleidžiu. Į viršų, nuleidžiu. Kai nuleidžiat rankas, stenkitės taip pat tarsi pasipriešinti nusileidimui. Tarsi rankos norėtų likti viršui, kad trauktumėtės atgal per jėgą. Tada stipriau aktyvuojasi raumenys. Arba galite paprasčiausiai sugriaužti ranką į kumštį ir pamatysite, kaip stipriau jaučiate raumenį, kaip stipriau dega šitoms, kurios nori aštresnių pojūčių. Kvėpuojam tuo pačiu. Turi degti ir tempti visą nugarinę, apatinę rankos dalį. Nepaleidžiame dar truputėlį.
Ištiesiame rankas ir sulenkinėjame per pusę. Labai puikus pavyzdys, kaip visai be svorių galime labai stipriai pajausti savo raumenis. Tik tai su savo kūno svoriu. Čia tas vadinamoji Fondos gimnastika, Jane Fonda, amerikiečių aktorė, kuri labai paliko taip pat daug gimnastikos įrašų į priekį rankos ir sulenkinėjame. Tai tuose visuose įrašuose jie paprasti tokie atrodo pratimai, bet lenkiu rankas. Pasižiūrė, atrodo, čia jokio skausmo, jokio sudėtingumo. Bet po kelių minučių tu pradedi jausti, kaip maudžia visus tos raumenis ir kaip tau be galo norisi nuleisti rankas. Visiškai be jokių svorių, tik su savo kūno svoriu. Vis dar net palaiduojam. Aišku, jeigu nebegalite, be abejo palaiduokit, trumpai nuleidžiam rankas, pakratom ir iš naujo pradedam. Bet jeigu galite, net palaiduokit raumenų, tęsim ir toliau. Vėl pakeliam rankas į viršų ir vėl traukiame per prievartą. Tai yra traukiame į apačią, o tuo pačiu rankomis neleidžiam trauktis į apačią. Vadinamės išlaikyti viršui. Tiesiame rankas, sukame tik tai rankų galiukus, ne visą ranką, tik tai riešus. Laikome rankas pečių aukštį. Dar liko rankoms gerą minutę ir tada atpalaiduosime. Kad raumuo pilnai įsitemptų ir atliktų savo darbą, raumenų grupiai siūloma skirti 6 minutės. Jeigu skiria mažiau laiko, raumuo nepasiekia savo potencialo, tarkim taip. Tai tas pats raumuo turi būti ta pati raumenų grupė, nes mes mankštiname skirtingus raumenis čia. Ta pati raumenų grupė turi būti įsitempusi 6 minutės. Ir tada ją atpalaiduojam ir einam prie kitos raumenų grupės. Okay. Dar 10 ir atpalaiduosime. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atpalaiduojam pečius, rankas, pakratome laisvai, visą įtampą išleidžiame. Kaip gera. Kaip gera. Gerai, dabar pereisim prie kojų. Tai pradedame nuo apšilimo, keliame kojas, kelienis kuo arčiau priartėtų prie krūtinės. Ačiū lėtai. Dabar galime intensyviau, keli greičiau. Dėt su ranka. Atsistojame, įskiriame kojas plačiai, daug plačiau negu pečiai. Pritupame ir svyruojame nuo vienos pusės į kitą. Liekame pritūpusios. Aišku, vėl pradėsite jausti, kad maudžia raumenis.
Tai kiekviena savo ritmu, nieko nereikia įrodinėti mums, tai mes kiekvienas esame pačios su savimi. Tai kai jaučiat, kad labai stipriai maudžia, atsistokite labiau viršų. Kuo žemiau būsite nusileidusi, tuo stipriau maus raumenys. Ir iš kairės į dešinę. Rankos gali būti laisvos, arba gali būti uždėjusi ant kojų, bus papildomas svoris. Nesistojame, grįžtame į vidurį ir su rankomis iš priekio atgal. Liekame pritūpusios, tik lyg būtumėm ant kėdės atsisėdusios plačiai skiestam kojom ir su rankom iš priekio atgal. Rankos iš esmės yra skirtos tik nukreipti dėmesį nuo degančių kojų raumenų. Esmės, kuo giliau sėdime, tuo stipriau aktyvuojasi raumenys. Sulenkiame rankas ir alkūnėmis atgal. Šonus. Jeigu jaučiat, kad labai sunku, atsistokite į viršų, atpalaiduokit kojų raumenis ir vėl grįžkit į pusiau sėdimą pozą, stovint, bet sėdint, tai yra kojos sulenktos ir užpakalis nuleistas žemai. Dar 3 minutės kojų raumenims, rankos į viršų, leidžiam į apačią, į viršų, į apačią. Bet tik tai viršutinė dalis juda, apatinė nejuda. Į priekį. Ir vėl rankos ant kojų ir siaubuojam iš vienos ties į kitą. Minutė ir atpalaiduosim kojų raumenis, kurie dega, lygia, keista, tempia. Dvidešimt, 19, 17, 16, 15, 14, atsitupam ir tik tupam. 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Wow. Atpalaiduojam kojas. Palankstom. Atpalaiduojam pakvėpimą. Galvoju, kaip aš įsirengsiu trečiai grupiai, kuri bus pilvas. Man reiktų atsigulti. Kaip nors tuoj čia. Organizuosiu, kol jūs atpalaiduot kojas, aš organizuosiu savo gultą. Tuoj. Svarbiausia, kad kompiuteris nenuvirstų, o mane matys. Yeah. Tai pasimkit savo kilimėlius ir atsigulam ant kilimėlių. Aš pasitiesiu žeminius drabužius. Atsigulam ant kilimėlių. Rankos už galvos. Kojos ištiestos. Ir su dešine alkūne sieksim kairį kelį. Dviratuku važiuosim. Op, op. Galima kelio nepaliesti, visai nesvarbu. Svarbu, kad koja kuo arčiau priartėtų prie alkūnės ir alkūnė prie kojas. Ir stengiamės tiek koją atsinešti, tiek pakelti viršutinę kūno dalį. Ir važiuojam dviračiu. Nagi. Nuo Klaipėdos Perkėlos iki Nidos. Minam. Irgi jaučiat, kaip pradeda mausti pilvo apačią ir pilvo raumenis. Kuo labiau esate atsigulę, tuo mažiau maudžia. Kuo labiau keliatės, tuo stipriau. Tai vėlgi kiekviena ir kiekvienas savo ritmu pasireguliuojam ir važiuojam į Nidą. Atsigulame, kojas iškeliame į viršų ir spyruokliuojame. Leidžiame koją žemyn, keliame į viršų, spyruokliuojame, leidžiame koją žemyn, vėl keliame į viršų. Keliame kojas į viršų ir dabar suksime ratais. Plačiais dideliais ratais. Kairę pusę,
Ir į dešinę pusę. Į kairę pusę. Ir į dešinę pusę. Kairę. Į dešinę. Grįžtame į centrą, padedame kojas ant žemės. Ir dabar kojos nejuda, juda tik tai viršinė kūno dalis. Keliame savo kūną link kelienio. Tas tempimas raumenų turi ateiti iki paširdžių. Nuo pilvo pačios turi kilti pilvų į viršų. Iškislystų. Čia kaip sliekas. Iš viršaus į apačią. Turiu kislystą ant plytelių. Ir aš nuslystu į viršų. Dar minutę. Vėl nuslydau. Ok. Ir atsipalaiduojame. Atsigulame ir atpalaiduojame pilvo raumenį. Pridedame ranką ant pilvo. Pajaučiam, kaip jis atsipalaidavęs dabar. Neįsitempęs, laisvai kvėpuoja. Įkvepiame, iškvepiame. Įkvepiam giliai į pilvą. Iškvepiame. Ir dabar padarysim kelis tempimo pratimus, kad atpalaiduoti tos visus raumenis, kurie įsitempia. Šaunuoliai ir šaunuolės. Kuriems užteko iki galo drąsos, energijos ir akvatos. Taigi sulenkiame koją, prispaudžiame savo prie sėdmens. Taip. Ir taip patempiame kelias sekundės. Pritempti visą šlaunies priekį. Jeigu nejaučia tempimo, koją lengvai traukit labiau prie sėdmens ir pajusit tempimą. Ta patį su dešinė koja. Patraukiam ranką. Sulenkiame V formą ranką, o su kita ranka patraukiame link galvos vidurio ranką. Jausit, kaip tempia visą šitą dalį. Apkeičiame ranką. Šitą ranką V formos, o dabar kairę ranką traukia vidurį. Pasidedame rankas už nugaros. Taip. Pakabiname, kur galim, apačioje arba truputėlį viršui. Ir atlenkiame pečius į nugarą. Išviečiame truputėlį nugarą ir pečiai atgal. Ir paskutinis tempimas, pratempsim visą kūną. Yra
matysis mano tik viršus, bet rankas dedam ant žemės, taip lyg stovėtume aukštyn galvą žiūrint į šunį ir vieną iš kojų keliam į viršų. Tempiame į viršų tiek, kiek galim. Kuo plačiau. Ir tada apkeičiame. Pasidame ant žemės ir keliame kitą koją viršų. Dar kartelį. Ir kojas viršų užlenkiame. Ir kitą koją. Ir dar kartą. Kairę. Ir dešinę. Ir atsistojame. Padėkojame savo už kūrybingumą, už žinojimą, kad visada galim, jeigu norim. O galim iš tikrųjų, net jeigu tai ir garažas. Padėkojam savo už tai, kad esam, už tai, kad darom, už tai, kad rūpi. Ir iki rytojus. Iki.